Lietuvos ir Baltarusijos pasienis. Naktis iš vasario 13 į 14. Gavome pranešimą, kad per Lietuvos sieną gali būti vežamos Baltarusijos fabriko Grodno Azot trąšos. Informacija pasitvirtino. Но загрузка на Гродно Азот была, да? Да, на Гродно Азот загрузка. Да. Ага. Хорошо. Просто почему спрашиваем, Гродно Азот же под санкциями, нет? Я не знаю. Под санкции, по идее, нельзя везти грузы в Евросоюз с Гродно Азота. Это просто я не знаю. Štai taip, beveik nesislepiant, į Lietuvą buvo bandoma įvežti trąšas, kurių gamintojui taikomos sankcijos. Nepavyko, nes kelią pastojo žurnalistai ir aktyvistai iš Baltarusijos. Bet nepavyko tik šį kartą. Siena su partneriais išaiškino mechanizmus, kurie leidžia į Lietuvą įvežti trąšas, kurių gabenimą riboja sankcijos. Bet sankcijas apvažiuoja tiek vilkikai, tiek geležinkelio sąstatai. Taip sužinojome, kad pernai sustabdytas baltarusiškų trąšų tranzitas sustojo tik popieriuje. Ir nemaža dalis jo vyksta ten, kur ir vyko – Klaipėdos uoste. Jūsų sąžinė negraužia dėl šitų sandarių? Kokį sąžinį, nesuprantu. Praėjusiais metais Lietuva galutinai sustabdė per Klaipėdą vykusį baltarusiškų trąšų tranzitą. Šalutinis šio sprendimo poveikis – krizė Klaipėdos įmonėje Birių krovinių terminalas, kuriai baltarusiškos trąšos buvo pagrindinis pajamų šaltinis. Terminalui atleidžiant darbuotojus, o Minsko režimui patiriant vis naujas sankcijas, pagrindinis Klaipėdos įmonės akcininkas Igoris Udovickis nutarė ištiesti pagalbos ranką Ukrainai. Udovickis tvirtino, kad būtent per jo įmonę galima eksportuoti ukrainietiškus grūdus, kurių gabenimą per Ukrainos uostus blokavo Rusijos karinės pajėgos. O kol Udovickis skelbė pagalbos ukrainietiškų grūdų eksporto iniciatyvas, vyko kiti procesai, kurie per Klaipėdos uostą nukreipė naują baltarusiškų trąšų srautą. Ne per bet kur, per Udovickio valdomą Birių krovinių terminalą. Tokie vagonai dar neseniai buvo įprastas vaizdas Klaipėdos uoste. Būtent Birių krovinių terminalas ilgus metus veikė kaip vienas pagrindinių kanalų, kuriais Baltarusijos kompanija Belaruskali iki sankcijų pritaikymo eksportavo savo produkciją. Bet šįsyk kalbėsime apie kitą trąšų gamintoją, kuriam taip pat taikomos sankcijos. Gardine esantis valstybinis azoto trąšų fabrikas Grodno Azot ES sankcijų sąraše atsidūrė prieš daugiau nei metus. Pagrindinė fabrike naudojama žaliava – pigios rusiškos dujos. Savotiška Maskvos padėka Minskui už leidimą Baltarusiją panaudoti kaip placdarmą kare prieš Ukrainą. Pagal europinį reguliavimą Lietuvos įmonėms draudžiama vykdyti sandorius su Grodno Azot. Tik yra vienas bet. ES sankcijos taikomos Grodno Azot, bet ne bendrovės produkcijai. Kitaip tariant, yra draudimas vystyti verslo santykius su Gardino įmonė, bet draudimo įvežti azoto trąšas iš Baltarusijos nėra. Būtent šią spragą mėgino pasinaudoti vežėjai, kurių krovinį praėjusią savaitę sulaikėme Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Bet trąšos į Lietuvą rieda ne tik vilkikais. Mūsų surinkti duomenys rodo, kad baltarusiškos azoto trąšos, o tiksliau karbamidas, jau kurį laiką sėkmingai kerta Lietuvos sieną. Žaliuose vagonuose, kuriuos, kaip ir anksčiau, traukia lietuviški lokomotyvai. Traukiniai su baltarusišku karbamidu pakraunami Gardine, visai šalia Grodno Azot teritorijos. Tada jie rieda iki Lietuvos sienos, kur krovinį perima Lietuvos geležinkeliai. Galutinis pristatymo taškas – Klaipėda, Birių krovinių terminalas. Trąšų siuntėjas ne Grodno Azot, o mažai kam girdėta Baltarusijos įmonė Technospec Trading. Registruota štai čia, privačiame name Minske. Bet aibė duomenų apie krovinį rodo, kad karbamidas kvepia sankcijomis. Pradedant krovinio techninėmis charakteristikomis ir baigiant tuo, kad trąšų pakrovimą į vagonus tvirtino Piotras Pasikovas, inžinierius iš Gardino. Vieną Piotrą Pasikovą iš Gardino internete rasti labai lengva. Jis įvardijamas kaip Grodno Azot perspektyvinės plėtros tarnybos vadovas. Apie trąšų kilmę norėjome pasiteirauti Technospec Trading savininko ir vadovo Dmitrijaus Goško. Po žodžio санкcijos поkalbis nutrūko. Хотел спросить про то, как ваша компания Technospec Trading торгует карбамидом из Гродно Азота. Сейчас неудобно разговаривать, перейдемте попозже. Ну просто я хотел спросить, не становится ли это обходом санкций?
Į Klaipėdą riedančių krovinių duomenis parodėme rinkos žinovui. Trąšų sektoriuje dirbantis verslininkas Arminas Kildišis sako, kad karbamido gamintojus Baltarusijoje galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. O tiksliau, ant vieno piršto. Kiek aš žinau, iki 18 metų, iki tol, kol galima buvo važinėti į tą šalį, tai buvo vienas Grodno Azotas. Daugiau gamintojų aš nežinau. Tačiau tiekėjo tarptautiniai prekybai nepakanka. Reikia ir gavėjo. Taigi kelkimės iš Gardino į Kauną. Tai, ką matote ekrane, nėra nei verslo, nei logistikos centras. Tai garažų kompleksas, kuriame kauniečiai saugo savo automobilius. Bet vienas garažas kitoks nei visi. Štai šiame garaže šiuo metu registruota apie 1500 įmonių. Jų reikalams pastato išorėje pritaisyta ir atskira pašto dėžutė. Būtent čia registruota ir bendrovė Rogera, nurodoma kaip baltarusiško karbamido gavėja Lietuvoje. Įmonės savininkas ir vadovas 39 kaunietis Richardas. Registrų centro duomenimis iki 2021 metų jis neturėjo jokios verslo valdymo patirties. Šiuo metu jis valdo dar vieną įmonę, kuri neturi nė vieno darbuotojo. Tuščias garažas ir pašto dėžutė vieninteliai apčiuopiami bendrovės Rogera kontaktai. Jos savininkas Richardas registrų centrui yra pateikęs 2 savo telefono numerius. Abu jie išjungti. Šiuo metu su adresatu nėra galimybės susisiekti. Prašom pabandyti vėliau. Į laiškus, kuriuos siuntėme bendrovės ir jos savininko elektroniniu paštu, niekas neatsakė. Taigi apsilankėme adresu, kuriame nurodyta Richardo gyvenamoji vieta. Richardas tikrai gyvena štai šioje sodų bendrijoje esančiame name, nors namas jam ir nepriklauso. Namo šeimininkė patikino, kad Rogeros savininkui perduos mūsų kontaktus, o Richardas su mumis susisieks. Skambučio iš Richardo taip ir nesulaukėme. Nei Kauno sodų bendrijoje, nei garažų komplekse neradome jokio baltarusiškų trąšų pėdsako. Ir nieko nuostabaus. Kauno garaže registruota įmonė karbamido į laikinąją sostinę gabenti neketino. Mūsų turimi duomenys rodo, kad galutinė krovinio stotelė Lietuvoje štai čia, Birių krovinių terminale. Nuvykę į Birių krovinių terminalą, bendrovės teritorijoje pamatėme pažįstamą vaizdą. Žalius Birių trąšų vagonus, tik be lietuviams įprasto Belaruskalij ženklinimo. Ant vagonų aiškiai nurodyta, kad juose yra mineralinės trąšos. Birių krovinių terminalas į sienos klausimus atsakė raštu. Įmonė patikino nepažeidžianti jokių įstatymų ir visiškai pasitikinti Lietuvos institucijomis, atsakingomis už sankcijų taikymą. Birių krovinių terminalas taip pat patikino neturintis jokios informacijos apie garaže registruotą Rogerą ar baltarusiškų trąšų siuntėją Technospec Trading, nes jokių ryšių su jomis nevysto. Kitokią istoriją mums papasakojo trąšų kelionėje dalyvavusios ekspedijavimo paslaugų bendrovės Uosto vartai vadovas. Kaip suprantu, pristatyti reikia į BKT sandėlius. Šį kartą į BKT sandėlis, kitą kartą gal į kitą sandėlį, tai čia nesvarbu, čia koks skirtumas į kokį sandėlį. Svarbu, kad sandėlis atitinka muitinį reikalavimą, kad turėtų šitą statusą ir toliau. O čia užsakovas Lietuvoje yra tokia UAB Rogera. Jūs žinot, kad jinai garaže Kaune registruota? Jinai nėra mūsų užsakovas. Jinai užsaka tik importo deklaravimo paslaugas mūsų, o užsakovas pas mus kitą juridinį asmuo, nelietuvišką. Paklaustas, ar savo veikloje nemato sankcijų pažeidimo, verslininkas patikino, kad tai ne jo ir ne žurnalistų reikalas. Kiek žinau, pagal įstatymą įmonės turi patikrinti ir kilmę, ir gamintojus, ar tai nėra susijęs su sankcijom. Atsiprašau, pagal kokį įstatymą? Čia šitą ne mūsų pareiga, dėl to, kad mes nesam nei pirkėjai, nei pardavėjai. Mes tik ekspeditoriai. Paliksim tos klausimus Lietuvos valstybinės institucijos. Tai jūsų sąžinė negraužia? Jūsų sąžinė negraužia dėl šitų sandarių? Kokį sąžinį, nesuprantu. Lietuvos geležinkeliai turi aibę saugiklių, kurie turėtų neleisti į Lietuvą krovinių susijusių su sankcijų sąrašuose esančiais subjektais. Tačiau karbamido atveju aliarmai nesuveikė. Kodėl? Paklausėme vieno Lietuvos geležinkelių vadovų. Anot Edvino Kerzos, dalis problemos tai, kad sankcijos taikomos trąšų gamintojui Grodno Azot, bet ne jo produkcijai.
Per sieną keliauja produktai, kurie nėra sankcionuotų sąraše arba yra, kitaip tariant, leidžiami gabenti vienokią ar kitokią formą. Tai turėdami automatinius instrumentus, kuriais tikriname tiek vežėjus, tiek pačias prekes, tiek kodus, užtikriname, kad nekeliautų per sieną sankcionuoti produktai. Tai šiuo atveju, jeigu mes turim importuotoją iš Lietuvos, kuris kaip ir niekaip su sankcijom nesusijęs, krovinio siuntėjas iš Baltarusijos, kuris irgi sankcijų sąraše nefigūruoja, krovinys nesankcionuotas, tai kaip ir teisiškai nėra pagrindo tą krovinį stabdyti, teisingai suprantu. Iš tikrųjų, algoritmas taip ir diktuoja, kad jeigu vežėjas, siuntėjas, mokėtojas, ar ne, nes čia dar svarbi aplinkybė, iš kur ateina pinigai, ir pats produktas nėra sankcionuoti, tai taip jie yra eksportuojami, importuojami, vežami per pasienį ir gali kirsti. Sienos turimi duomenys rodo, kad karbamido eksporto iš Baltarusijos apimtys šioje schemoje gali siekti 14 milijonų eurų, o gal ir daugiau. Oficialiai karbamidas per Klaipėdą turėtų keliauti į Dubajų. Baltarusijos kompanijai Technospec Trading išduota eksporto licenzija rodo, kad būtent ten turėtų būti pristatyta 30 000 tonų trąšų. Rinkos ekspertas Arminas Kildišis mano, kad tokia geografija nėra logiška. Mano žiniom, kad Emiratai ir aplinkinės šalis turi pakankamai daug dujinių išteklių, kad pačios eksportuotų į šitą pusę. Kiek žinau, kad ir iš Egipto net atvažiuoja čia karbamidas, tai manau, kad būtų kiek nelogiška. Mano žiniom, kad karbamidas eksportuojamas ir naudojamas tose šalyse, kur nenaudojama amonio salietra ir kalcio amonio salietra, pagrindė tai būtų turbūt Prancūzija ir Vokietija. Mūsų turimi duomenys rodo, kad kroviniai turėtų būti pristatomi stambios Jungtinių Arabų Emiratų kompanijos DP World padaliniui. Licencija eksportui išduota pernai spalį. Mėnuo po to, kai DP World biure Dubajuje lankėsi Lietuvos susisiekimo ministras Marius Skuodis. Jis patikino, kad DP World atstovai nė žodžiu neužsiminė apie savo reikalus Baltarusijoje. Ne, tokia informacija nebuvo žinoma, kas man yra žinoma. Tai vienas dalykas, kad ir Grodno Azotas, ir Belkalis yra sankcionuotos įmonės. Vienur įmonės yra sankcionuotos, kitur yra, trąšos pačios pagal skirtingus kodus sankcionuotos ir sankcionuoti kroviniai važiuoti negali. Dėl karbamido krovinių Klaipėdos uoste kreipėmės ir į kompaniją DP World. Į elektroniniu paštu pateiktus klausimus kompanija kol kas neatsakė. Susipažinęs su sienos pateikta informacija, ministras mūsų aptiktą schemą vertina kaip galimą sankcijų apėjimo mechanizmą. Dėl tos informacijos, kurią jūs pateikėt, tai atrodo kaip tam tikra schema, nes iš kur keliauja, tai yra gamintojai labai aiškus, tai kas gali dar gaminti tas prekes. Tai dėl to aš pats, turėdamas tą informaciją, kurią turiu, aš pats tikrai artimiausių metų, kiek žinau, raštas ruošiamas, kreipsiuosi į teisėsaugos institucijas, tiek prokuratūrą, tiek finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, kad išsiaiškintų, kas ir kur yra. Problemas čia įžvelgia ne tik susisiekimo ministras. Muitinės departamentas patvirtino, kad dėl galimo sankcijų pažeidimo, kurį praėjusią savaitę užfiksavome pasienyje su Baltarusija, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Susisiekimo ministerija taip pat informavo, kad dėl sienos ir partnerių surinktos medžiagos jau kreipėsi į generalinę prokuratūrą. O Lietuvos geležinkeliai konstatuoja, kad spraga gali būti ne tik Lietuvos pasienyje, bet ir ES sankcijose. Sankcijų tikslas yra užtikrinti, kad konkretūs subjektai įjaustų ekonominės pasekmes dėl tų sprendimų, kurios priema jie ar juos kontroliuojantis subjektai, tame tarpe ir nedraugiškų valstybių politinės jėgos. Tai mano supratimu turėtumėm pažiūrėti plačiau, kad ne tik pati įmonė galimai yra pavojinga ar ne, ir ją reikia įtraukti į sankcijų sąrašą, tačiau ir pažiūrėti, o kogi jį užsiema. Jeigu ir įmonė, ir jos pagaminta produkcija būtų sankcijų sąrašuose, tai mes pasiektumėm tą tikslą, kad nebegalėtų šitą įmonę užsimti tuo, ką daro šiandien dieną. Belarusian Investigative Center susisiekė su Grodno Azot vadovybe ir paprašė komentaro apie galimą sankcijų apeidinėjimą. Grodno Azot vadovai situaciją komentuoti atsisakė.
Bendrovę Rogera įsteigti padėję verslininkai patikino, kad ketina bendradarbiauti su Lietuvos teisėsauga. Birių krovinių terminalas kartoja, kad tebėra pasirengęs priimti grūdus iš Ukrainos. Или может не это самое. А где на Гродно Азот загружались? На завод. Где? На завод. На самом заводе, да?